Labas vakaras, jūsų ekranuose laido Ofiso dramos ir aš jos vedėja Paulina Buitiriūtė. Šiandien kartu su darbuotojų gerovės platformos MELP vadovu Vidmantu Šiugždiniu pasikalbėsime apie papildomas naudas, darbuotojų motyvaciją ir įsitraukimą. Labas, Vidmantai. Labas, Paulina. Vidmantai, sakyk, ar bandeles ofise penktadienio rytais mes galime vadinti papildomą naudą, kurią galime prisivilioti darbuotojus, ar visgi šiandien jau to yra negana? Taip, tai yra papildoma nauda, bet ar tai padės prisivilioti darbuotojus, labai priklauso, kokius viliojate, ką jie turėjo prieš tai ir ar jiems tai tikrai atrodys kažkas tokio išskirtinio, įdomaus arba patrauklaus. Tai kiekvienas atvejis yra unikalus, aš skaičiau, pasižiūrėkit, su kokiais žmonėmis bendraujate. Bet kažkada tai buvo, wow, toksai visai toks fainas dalykas buvo, ar ne? Aš manau, kad mes visi einam per skirtingus etapus rinkos vystimos ir kai mes paragaujam vienokių bandelių, gal pradam norėti, kad kaip dar kitaip galėtų būti. Tai turbūt natūrali rinkos eiga ir darbuotojai dabar iš tikrųjų diktuoja daug madų. Ir tada užsimano ir kavos prie bandelių ir tada vis negana. Ar čia taip negražiai kalbu? Taip nebūna. Tai čia natūralu turbūt priklauso ir ką kiti darbdaviai siūlo, priklauso kokie ten mano buvo įpročiai arba patirtis kituose darbuose. Bet jeigu taip žiūrėtų, ko jie iš tikrųjų nori, sakyčiau, tas gyvenimo ir darbo balansas ir kas iš tos pusės atliepia jų poreikius, tai turbūt yra tai, kas būtų svarbiau šiandien dienai. Ir taip, negana visą laiką bus, tai yra normalu turbūt. Gerai, pakalbėkime tada bendrai apie darbuotojų motyvacijos, pripažinimo, įsitraukimo, viską taip bendram katile. Kur link judame, kas keičiasi, kokios vyrauja tendencijos? Tai, man atrodo, vien tokios kelios kryptis yra svarbios paminėti. Iš vienos pusės visi supranta, kad žmonių poreikiai skiriasi. Ir viena didelė tendencija yra personalizacija. Kartu tai yra ir sudėtinga užduotis, kaipgi atliepti visų norus. Ypač kai ne 10 žmonių komandoje. Tikrai ir net ne 100, o gal ir net ne 1000. Tai kaip suprasti tos žmonės ir jiems padėti gauti tai, ko jie norėtų. Organizacija skiria resursų, tik tai, kad jie būtų panaudoti protingai. Tai viena didelė kryptis. Kita, aišku, kaip ir minėjau, darbo laisvalaikio balansas. Tai reiškia, kaip sustyguoti savo darbą galbūt ofise, galbūt iš namų ar iš kitų kažkokių tai nutolusių vietų. Kaip man susibalansuoti savo ir fizinę, ir emocinę gerovę, kad jaustis gerai ir galėti dirbti ilgai ir laimingai pas tą darbdavį. Turbūt šitos dvi kryptis yra taip, visų mintise ir personalo darbuotojų, kaip sugebėti išspręsti tai, bet viskas yra išsprendžiama, reikia tik tai gilintis, domėtis ir stengtis. Man yra tekę girdėti tokių pasakymų, kad kai kurios įmonės labai rūpinasi savo klientais, jau ten atiduoda jiem viską, bet savo darbuotojais toli gražu ne. Ir apskritai tas atotrukis tarp to, ką įmonės reikalauja iš darbuotojų ir ką jos pasiruošusios duoti, yra gana ryškus. Kaip ir sakai, mintyse yra tie dalykai, kad reikėtų tai padaryti. O kaip yra realybėje? Ar tendencijos skiriasi? Kokios tavo mintys apie tai? Aš manau, kad įmonės tikrai rūpinasi savo darbuotojais, skiriasi nuo konkurencijos kiekvienam sektoriuje ir kiekvienas, kai susiduria darbdavys, kad sunku surasti tų žmonių arba sunku juos išlaikyti, kai pritraukia, jie pradeda labiau galvoti. Tai natūraliai gyvenimas priverčia eiti tą linkme ir tikrai darbuotojai daug diktuoja. Kuo sunkiau juos surasti, kuo sunkiau išlaikyti, tai tas rūpestis didėja. Tai jau toks gyvenimo variklis yra ta verslo realybė. Ir todėl aš skaičiau, rūpestis darbuotojais didėja vis labiau. Ar įmonės tai daro gerai? Taip, tikrai yra puikių pavyzdžių ir Lietuvoje, užsienį iš viso įvairių dalykų galima kalbėti, bet ir Lietuvoje. Organizacijos daug skiria dėmesio darbuotojams, yra atskiros pareigybės, kurios rūpinasi darbuotojų gerovę, įtrauktimi ir tų naudų pasiūla ir ne tik naudoja kažkokių tai įvairių užsiėmimų ir yra platėjanti, didėjanti. Tai aš skaičiau, tendencija yra gera, vėlgi darbuotojų rinka, sunku surasti žmonių, reiškia, reikia dar daugiau pagalvoti ir pasistengti. Tai pavyzdžių yra gerų. Kuriam sektoriui iš tikrųjų dabar reikia labiausiai nertis iš kailio ar kokiom įmonėm sferom, nežinau, kad jiems yra tikrai sunku ir neriasi iš kailio ir bando jau visus dalykus. O kas gali taip labiau atsipūtę būti? Yra ta nauda, nėra naudos, bet vis tiek mes turėsim darbuotojų.
Aš tai sakyčiau, kad atsipūtus būti nereikia, nes labai greit viskas gali pasikeisti. Gali būti net ir tam sektoriuje, kur, atrodo, tik pas mus čia didelės kaitos nėra, bet kažkokia atsiradusi naujas darbdavys, žvaigždė, kuris pritraukia daugiau dėmesio, jisai gali sukelti judesio ir paskui bus gan sunku prisiminti ir sakyti, aš irgi čia esu, aš irgi rūpinuosi. Tas įvaizdis darbdavio, jisai formuojasi per laiką, tai nėra taip labai viskas greita. O sektoriai, sakyčiau, kad yra labai skirtingi galai sektoriai. Iš vienos pusės yra tie, kurie daug labai uždirba žmonės, tai pavyzdžiui, IT sektorė, jie yra įpratę jau gauti ir daug dėmesio, ir daug visokių verčių papildomų, juos jau sunkiau ir nustebinti, ir jie tikrai tikisi, kad bus kažko tai, ir kas dar. Mes susitarėm darbo sąlygas, užmokestis, viskas tvarkoja. Kas toliau, ką mes dar galėtumėm, aš tokį turėjau, tą ir aną savo kitą organizaciją. Ir yra visiškai kitas sektorius, tai yra, pavyzdžiui, kokia nors mažmeninė prekyba, gamyklos, sandėliai, kur yra didelė kaita. Žmogus gali staiga atsistoti ir išvažiuoti į užsienį. Ir jis sakys, aš noriu uždirbti tiesiog šiek tiek daugiau. Ir todėl ten, aišku, atlygis yra viena iš formų, bet irgi ir naudos, ir kažkokie tai kiti išlaikymo būdai. Tai skaičiau, irgi taip pat pradeda daug labiau rūpintis tie sektoriai, kur yra daug mažesnis vidutinis užmokestis, nes ten kaita didelė. Ir jeigu anksčiau toksai gal vyravo požiūris, kad, taip, daug keičiasi, bet ir surasim, tiesiog dar geriau dirbsime su atrankom. Ne taip ir lengva, arba tas žmonių kiekis kažkoks tai tampa ribotas ir sakai, o kodėl tada tam mano konkurentui, mano sektoriui sekasi geriau negu man. Ir aš turiu peržiūrėti savo politiką, komunikaciją su žmonėm, atlygį, naudas, visą tą kompleksą, kuris per kurį laiką įsikerta žmonėms ir sako, aš žinau, kodėl aš dirbu pas šitą darbdavį ir aš nebūtinai svarstysiu, jei kažkas ateis ir pasiūlys truputį daugiau kitoj parduotuvėje arba kitoj gamyklai. Ar teisingai girdžiu, kad kartais, nors dažnai sakoma, kad žmonės išeina dėl atlygio, bet tai nėra būtent tas dalykas, kad kartais mes apsistatę kitais dalykais, bonusais, papildomais, galim išlaikyti darbuotojus pas save. Nes taip sako, man nereikia jokių kitų papildomų, man jau geriau, kad išmokėtų atlyginimą pakeltų, ar ne? Tikrai tokių yra, tenka girdėti. Tai kaip čia yra su tuo atlyginimu? Ar tik tai tikrai jisai mus labiausiai motyvuoja? Manau, nereikia pamiršti ir tų minkštųjų galių. Mes čia taip kalbamės apie labai praktinius apčiuopiamus dalykus, bet visi sako, kad palieka įmonės dėl vadovo, netgi dėl tiesioginio. Ateina dėl vienų dalykų, palieka dėl visai kitų. Tai aišku, irgi labai svarbu, kas per žmonės, kaip vadovauja, kaip bendrauja ir kuo toliau, tuo svarbiau. Vėlgi, kai yra iš ko rinktis, tai turi ir ką palyginti. Tai todėl šitų dalykų tikrai nereikia nurašyti, bet esame susidūrę ne vienos organizacijos ir didelės, ypač kad ten sako, man labai viskas patinka, bet žinokit, man ten pasiūlė truputį daugiau arba ten tos papildomos vertės ir kartais tokie praktiniai dalykai, bet ten man net ir arčiau namų arba ten kažkokie tokie kitokie patogumai, tai visas tas kompleksas, aš sakyčiau, nepamiršti viso komplekso sudedamųjų dalių. Ir tiesiog kuo daugiau kalbėti su darbuotojais, kad suprast, kas tavo darbuotojams, tavo organizacijoje ir lemia tą pasirinkimą. Tai todėl nėra vienas tokio recepto, aš skaičiau papildomos naudos ir šiemet darytame tyrimė pamatėm, kad yra antras pagal svarbą pasirinkimas, netgi kai žmonės sako, tai kas tave motyvuoja ir skatina tavo darbę, tai atlyginimas, naudos, tada buvo vadovas. Bet vėlgi, tikrai kiekviena situacija unikali ir čia nėra ten amžinų taisyklių. Tiesiog aš skaičiau, kad tai yra labai svarbi dalis ir reikia jos nepamiršti, nes darbuotojas ją lygins. Jei darbuotojas lygins, tai nepamirškit patys pasilyginti pirmi, mėly darbdaviai, ir tiesiog būsite vienu žingsniu priekį. Užsiminėjai apie tyrimą, neseniai atliktą apie papildomas naudas, motivacijas ir taip toliau. Apie konkrečias naudas. Kiek ir kokių naudų siūlo šiai dienai darbdaviai? Kas dominuoja ten viršuje? Yra labai įdomus dalykas. Yra vienas dalykas, kiek siūlo darbdaviai, o kitas, kiek žmonėm atrodo, kad jie gauna. Aha. Pasirodo, dar ir čia yra skirtumas. Nes kai kurių naudų darbuotojai tiesiog nežino ir paskui po kurio laiko sako, tikrai, mes ten turėjome, man sakė, kai darbinausi, bet pamiršau, tai labai svarbu dar tas naudas ir perteikti žmonėms aiškiai, kad jie žinotų, kad jie pasinaudotų, nes tik tai tada jie galės jas vertinti. O tada jau vertinimas po to ir skiriasi, ar man jį tinka ta nauda, čia jau sekantis etapas.
Tai žmonėms atrodo, kad jie gauna iki 10 naudų. O absoliučiai dominuoja. O darbdaviai skiria šiaip daugiau vidutiniškai. Tai tas pats tyrimas atskleidė, kad daugumai darbuotojų atrodo, kad jie gauna iki 5 naudų. O antroje vietoje, kad nuo 5 iki 10 naudų. Mūsų pačių turimas tas vidurkis įrodo, kad apie 7-8 naudas taip jau standartiškai skiria. Tai lygiai į tą pusę, bet yra organizacijų, kur skiria 50, 60 ar 80 naudų, kur atrodo... Čia Lietuvoje? Taip. Ir tai atrodo sunkiai apriepiamas dalykas ir tai tikrai net sunku prisiminti. Tai net sunku sugalvoti iš viso. Arba gali paaiškėti, kad tai kam ten rūpi. Ta prasme, tai pasirodo daliai žmonių rūpi va, tos 10, kitos 10, jie kitų net nefiksuoja, kad jie jas turi. Bet gali pasigirti. Yra apie ką pakalbėti, bent jau tam darbiniam pokalbė, pavyzdžiui, kiek mes daug ko turime ir gal tai padarys įspūdį pradžioje ir pritraukti padės, bet paskui vis tiek atsirime praktiškai, pažiūrėjus atgal, kai tu dirbi organizacijai, ką tu vertini. Vertini tai, kas tau asmeniškai tiks. Tai vėl grįžtu prie tos personalizacijos. Tikslas yra neduoti super daug, duoti super gerai. Tai, ko reikia. Ta prasme, būtent tai, ko reikia. Ir todėl, kad jeigu mes sugebėtumėm susiaurinti ir sakyti, rinkis pats. Ir tik tai trečdalis organizacijų leidžia rinktis. Va čia yra turbūt, manau, labiau tokia kaip rinkos, gal dabar problema, bet tai tiesiog pasikeis. Nes galimybės yra ir galimybės tai padaryti gali ir pati įmonė, ir mes kaip platforma galim pagelbėti tai padaryti inovatyviai, skaitmeniniu būdu. Bet jeigu tu iš tų 80 leisi išsirinkti pačias geriausias, tai kam švaistyti pinigus, bet kam? Daug daugiau paprasčiausiai verčių ir daugiau apčiuopiamos tos vertės konkrečiam žmogui. Taip, kad tie pinigai tada bus panaudoti labiau efektyviai. Minėjai, kad darbdaviai siūlo 10 kokie jau standartiškai tų naudų. Kokios jos yra? Labai įdomu, kas šitą sąrašiuką ir kaip rikiuojasi. Tai vis dar iš to, ką siūlo darbdaviai, turbūt mokymai yra viena iš populiariausių. Dominuojanti, ar ne? Jo, mokymai, sveikatos draudimas ir darbo lankstumas, lankstus darbo grafikas. Čia šitai yra tokie populiariausi dalykai. Po to atsiranda vėliau vėlgi nuotolinio darbo galimybė, darbo naudos su sveikatingumu susijusios, bet tai jau prasideda pagal sektorių skirtumai. Šitie 3 pagrindiniai tokie banginiai, sakyčiau, kad jie yra gan panašus pas visus. Ir lankstumą irgi. Ir darbdaviai supranta, kad to reikia ir tiesiog visuomenė jau to reikalauja. Tai sugebėjimas pasiūlyti lankstų darbo grafiką, tai taps standartu, maždaug, kad jeigu negali to pagelbėti žmogui, tai jisai darysis tokiau. Taip, įprastai, kai mes sakom papildomas naudos, aš bent jau tikiuosi išgirsti tokius objektyvius dalykus, o, pavyzdžiui, lankstus darbo grafikas man skamba labiau kaip procesas mūsų įmonė. Ir tai įmoniai, nėra, kad labai brangiai kainuotų, tik tai reikia susistiguoti visus procesus, ar ne? Kas iš tų tokių apčiuopiamų dar yra sąraše, kaip paminėjau, bandeles ir galbūt yra kitokie dalykai, kurie, tokie apčiuopiami, kad galiu aš pasinaudoti, abonementai ir panašus kiti dalykai. Čia jau turbūt eina tam sąraše žemyn. Jo, pagal tai, kiek įmonės organizacijos suteikia savo žmonėm, taip, tai yra ir sveikatingumas sportas, yra suteikiama maitinimo paslauga. Tai vėlgi tai gali būti gamybinės įmonės, kurios tiesiog arba lengvatiniam sąlygom, arba maitina savo darbuotojus, bet net ir Vilniaus mieste IT organizacijos suteikia kokį nors biudžetą pietums, tokiu būdu dar skatina ir apsilankyti ofise. Tas yra viena iš tokių aktualijų gyvenime mūsų kasdienėme, kaip žmonėm prikviesti į biurus. Kad sugrįžtų visi. Taip. Ir, pavyzdžiui, vienas dalykas irgi apčiuopiamas, ką siūlo organizacijos, yra renginiai. Ir tai yra irgi daug pinigų kainuojanti investicija ir įstraukimo, ir laiko. Bet darbuotojai, pavyzdžiui, nori dažniausiai kitų dalykų, tokių labiau pragmatiškesnių ir tas pats tada kyla tai, kas susijęs su darbo laisvalaikio balansu, su sveikatingumu, emocinė gerovė ir ten psichologo konsultacijos. Tai, pavyzdžiui, yra kylančios tendencijos, ko žmonės norėtų. Ir tada dar svarbu, kad jie nori pasirinkti ne tai, kad vieną dalyką, ką siūlai. Aš norėčiau truputį skirtingų kampų. Tai ar ten tą didelį sporto klubą, ar tą jogos studiją prie namų. O jeigu maistas, tai ar bus tas vienas
dienos pietų, kuris pas mus yra ofiso pastate, bet gal yra ta bandelių parduotuvėlė šalia, kur man labai patinka. Tai jeigu darbdavys sugeba atliepti šitus poreikius, tai netgi toj konkrečioje naudoje dar yra niuansų ir plonybių, kaip jam leis pasinaudoti tą kryptim, bet taip, kaip jam būtų patogiau, daugiau naudos, asmeniškai labiau priimti. Išgirdau apie darbdavius ir, tarkim, tas top 3 naudas, kurias jie siūlo, o pagal tyrimą darbuotojai, ko jie, kryptis išgirdau taip pat, bet, tarkim, kaip konkrečios naudos, ko jie norėtų, tokių 5 didžiausių dalykų, kur, jau jeigu pasiūlysi, tai tikėtina, kad labai neprašausi. Sveikatos draudimas dominuoja aiškiai pirmoje vietoje. Ir jau daug metų turbūt, ar ne? Aš manau, kad tas iškilo. Tu prasme, jeigu pažiūrėtumėm ten 15-10 metų atgal, tai buvo pirmieji žingsniai, dabar atrodo vos nestandartas ir tai turbūt normalu. Tu prasme, pasiekėme, artėjant prie vakarų Europos lygio, tai išsiplėtė pasiūla, natūraliai žmonės pradeda vertinti tai kaip privalumą, ypač kai tą pabandė, pasinaudojo ir sako, jo, iš tikrųjų tai yra patogu. Vėlgi, tai labiau vertina vidutinio vyresnio amžiaus darbuotojai, jaunesni žmonės labiau linkę, taigi aš nesirgsiu. Bet jie labiau vertina tada sveikatingumą. Sporto klubas, galimybė sportuoti savo pasirinktų režimų ritmu. Nuotolinis darbas, vėlgi, labai paprastas dalykas atrodo vėlgi, ne tas apčiuopiamas, kurgi ta finansinė nauda. Laisvadienių galimybė pasiimti. Šitas, pavyzdžiui, kad aš galėčiau daugiau gauti, tada, kada noriu ir papildomi laisvadieniai, kuriuos galiu, nežinau, užsidirbti, nusipelnyti, yra tikrai labai labai vertinama rinkoje. Tas pats lankstus darbo grafikas lygiai taip pat ir 5 dar yra maistas. Ir mes beje tą matome, kad kai įmonės suteikia laisvą biudžetą pasirinkti, kur tau tiesiog įdėjau pinigų, rinkis ką tu nori ir tu galėtum iš viso pats rinktis. Tai maistas yra labai labai aukštai. Skamba labai gerai. Vidmantai, sakyk, o naujai atėjusi karta, Z karta į rinką, jinai pakoregavo kažkaip šitus, ko prašo iš darbdavių, nes labai dažnai girdžiu iš tavęs apie tokią laisvę, kada noriu, kaip noriu ir panašiai. Ar tai galim susijęti su Z karta? Iš tikrųjų, aš manau, kad laisvė jau jį nebepradings. Ta prasme, kartą paragavęs to mes ir kaip šalis, ar kaip žmonės turbūt tą jaučiame. Bet lygiai taip pat ir santykis su darbdaviu. Jeigu aš galėjau rinktis, jeigu aš galėjau kažką prisitaikyti kaip savo, man bus labai sunku įtilpti tą rėmą ir tą standartizaciją. Anksčiau įmonės organizacijos pirkdavo kažkokius standartinius dalykus, nes tai buvo paprasta, lengva administruoti, visiems vienodai gal ir kaina geresnė susidėrėsiu, toks praktinis dalykas. Bet žmogus nori, ypatingai jaunas žmogus, jis net nepratęs eiti į tą kažkokį, o kodėl taip? Jis kelia tos klausimus. Jeigu yra, jis ačiū, kaip čia dovanotam arkliui, bet jau nes jis atvirai paklausys, o kodėl aš turėčiau, jo, čia ne man, man šito nereikia ir jisai natūraliai iškart sakys, o ką aš galėčiau pasirinkti vietoj to. Ir jeigu kažkas gauna parkingą, bet aš važiuoju dviračiu, tai kas man tada? Gal aš tą dviratį kažkur galiu pasistatyti, gal aš gausiu kažkokį biudžetą nusipirkti geresniam dviračiu ar panašiai. Ir tai yra labai toksai teisingas klausimas. Aš skatinčiau tos klausimus klausti savęs irgi paties kaip darbdaviai, bet ir darbuotojams normaliai diskutuoti, kadangi tai yra realiai tik tai pinigai. Jeigu darbdavys iš savo pozicijos taip labai pragmatiškai pažiūrės, kiek pinigų mes skiriame per metus darbuotojui papildomam naudom. Ir kiek vidutiniškai skiria pagal tyrimą? Pagal tyrimą, vėlgi, ten buvo darbuotojų tyrimas, tai todėl mes galim pasakyti, kad ten yra darbuotojų nuomonė ir jie nebūtinai viską įsivertina. Gerai, absoliučiai 50% mano, kad jie gauna iki 250 eurų per metus. Per metus. Per metus. Tai ir realybėj, pagal mūsų platformos duomenys, vėlgi, mes ten tiek rinkos neapima, bet ten yra daugiau ir galbūt net dvigubai daugiau. Ir tada kur tie pinigai pradingsta? Per vertės suvokimą. Aš sakyčiau, kad pagalvoti į tą klausimą užduoti personalizacijos, kas tiks kiekvienam ir tai nebesikeis, nes ta karta ir mokina ir kitas kartas. Ir tarp prasme, vyresnis žmogus lygiai taip pat nori tai, kas jam tinka. Jis tik tai anksčiau gal netaip drįsdavo klausti, bet darbuotojai rinka. Klauskit visko drąsiai, o darbdaviai žinokit, kaip tą atsakyti. Ir gal geriau net ir tos standartizacijos netaikyti, nežinau. Kartais atrodo, net 80% mūsų darbuotojų kažko tai nori. Aš paklausiu, o kaip su tais 20? Jie ką, neverti nieko? Net jeigu 10,
Kodėl tada, kam visiems nupirkti ir išleisti tiem 20% žmonių kažkokius pinigus, kurių jie neužskaitys? Čia yra tiesiog švaistimas. Tai geriau sugalvoti būdą, kaip pateikti žmonėms tai, ko jie nori, net jeigu yra dominuojančios grupės. Girdžiu, kad apskritai papildomos naudos yra tam tikra ir motyvacijos priemonė, o kaip yra su pripažinimo programom? Dabar irgi tai yra toksai turbūt tendencingas dalykas ir jo vis yra daugiau. Kur link judam su šituo? Organizacijos nuo 100 žmonių ir didesnės jos suprato, kad kiekvienam padėkoti yra sudėtinga, kad vadovas visus apibėgtų ir pripažintų tą gerą darbą, kuris buvo atliktas dabar. O visiems to reikia, kiekvienam. Ta prasme, iš tikrųjų, pasaulinį tokį tyrimą mačiau, 18% tik žmonių pasakė, kad jiems buvo pernai per metus, kažkas pasakė, kad kaip tu gerai dirbai. Tai ir taip, aišku. Tai gal iš tikrųjų gali sakyti, kad gal jie ir nedirba taip gerai, kad buvo už ką pagirti, bet aš manau, kad gerai dirbančių yra daug daugiau. Tai todėl tas toks jo pripratimas mūsų, taigi, kai gerai dirbi, tai normaliai. Tai jeigu aš nesakau, kad blogai, tai vadinasi gerai. Taip, tai taip neturėtų būti. Ir kaip tą suvaldyti, tai galima iš tikrųjų decentralizuoti pripažinimą. Jeigu aš galėsiu padėkoti savo kolegai už tai, kad tu man padėjai. Čia ir dabar. Tai visų pirma, aš padarysiu ir paslaugą savo tam pačiam vadovui, kad jisai ir sužinos apie tą pagalbą. Tai nereikia atidėti metų pabaigos kalėdiniam renginiui, kad tai kas pas mus šiemet geriausiai dirbo. Tai geriausiai dirbo tie, kurie gerai dirbo kasdien. Ir jeigu tai bus skaidriai parodyta ir atspindėta, tai visų pirma, tai bus ir tikrai pagrįsta, kad kas tie apdovanojimai bus tik tai faktas, kad štai tie mūsų kiekvienos dienos čempionai, kurie ir pasirodė gerai ir padėjo kiekvienam iš mūsų savo kolegom. Ir ant kiek geresnis jausmas bus, iš tikrųjų, kai padėkojama tau greitai ir jauni žmonės jie iš karto nori. Tai prasme, jie nelauks mėnesio, jie gal... Nebus kam dėkoti, jeigu lauks metus. Taip, gali būti, kad po 3 mėnesių išeis iš darbo, nes niekas nedėkojo, kažkoks vadovas, jis taigi taip gerai dirbo, aš jau jam buvau susiruošęs kažką tenai padovanoti gal. Tai ne, nereikia laukti. Gerumo kultūra gali būti puoselėjama čia ir dabar. Ir tą organizacijos vis labiau supranta, pasauliniu mastu tikrai yra daug būdų ir tų pačių skaitmeninių, bet ir mažesnės organizacijos taškelius klijuoja ant lentos. Tai prasme, tikrai sugalvoja būdų, kaip pasakyti, kad ačiū tau už tai, kad padėjai man dabar ir dar, kad kiti tai sužinotų. Tai ir čia turbūt irgi svarbiausia tas toksai skaidrumas, kad visam šitam procese mes neliktumėm tokie, kur aš tai žinau, kaip tu gerai dirbi, bet niekas kitas nežino, kaip gaila. Vidmantai, koks tau yra pats įdomiausias, netikėčiausias pavyzdys, ką daro lyderės pasaulyje, kur galbūt Lietuvai būtų labai neįprastas, bet tikrai labai įdomus? Aš susidūriau su tokiu dalyku, kaip žmonės skatina ilsėtis. Ir man tas patiko priėjimas, jis paskatina pagalvoti iš tikrųjų, kad atostogos yra svarbu. Yra organizacijos, kurios tokioms ilgesniems atostogoms duoda atskirą biudžetą. Tarsi, dovana tau už tai, kad tu eisi paatostogauti. Toks atrodo, visai sumala kažkaip tai, kaip tai pala, nes čia gi tam, kad dirbti, bet kad gerai dirbti, ypatingai kalbant apie tikrai greitai augančios organizacijas, apie dinamišką aplinką. Yra perdegimo atveju pilna, mes matome juos ir gerai ilsėtis yra svarbu. Ir kai ta organizacija paskatina, atsiranda dar toks kažkoks čia rūpi. Ir tas rūpi, ir ką aš minėjau apie darbo laisvalaikio balansą, jis kažkur atsigula irgi giliai pas žmogų į smegenis. Tai jeigu aš leidžiu darbuotojui, taip kaip sakant, nežinau, laikinai atitolti dėl to, kad taip jam bus geriau, galbūt jis prisiriš prie manęs paskui daug ilgiau ir man šitas pavyzdys toks atrodė svarbus, parodantis net ir patį mąstymą. Tu gali kažką investuoti, kad truputį paleisti. Ir ta laisvė kartais gerai, aš tada tave mylėsiu dar labiau. Tai šitas toksai, man atrodo, giluminis ir svarbus. Yra ir tokių, nežinau, atrodo, įdomių dalykų, kur, pavyzdžiui, anglų kalba yra toks paternity, kaip jeigu dabar populiarėja vis tiek namų augintiniai, jauni profesionalai, turi ten šuniuką, kačiuką ir jo rūpinasi, tai jeigu laukia savo augintinis ir tu turėsi šuniuką ar kačiukų, kaip čia, šeimos pagausėjimą, tai yra reikalauja laiko.
Ir čia toksai kaip, ir tu eini atostogų tuo metu ir tą dovanų organizaciją, nes mes suprantam, kad tau tai svarbu, čia iš viso tavo kaip ir labai svarbi gyvenimo dalis. Tai toks atrodo kaip ir linksma ir smagu, bet irgi labai praktiška. Ir sakai, tai tau reikės ten tos savaitės, kad susidėlios, susigalvot, kažką iš naujo suorganizuoti, kaip ta tavo namų dinamika pasikeis. Tai va toks dalykas. Ir dabar va, mes su tarptautiniam organizacijom dirbam, tai ir ką girdžiu, pavyzdžiui, Olandijoje, kažkoks ateinantis masažo specialistas į ofisą, ar ateinantis kirpėjas, kažkoks barberis į ofisą, irgi kartojasi. Tai prasme, kad tai nebėra kažkas tai netikėto ar, wow, pasirodo, sako, tai pas mus tie žmonės nuolat sėdi. Tai tas kartais savaitę ateina masažistas ir ateina pajudina, iš karto irgi taip linksmiau, kažkaip visi ten sujuda tą dieną, kažkokios papildomos dinamikos, daugiau žmonių atėjo, kartai mėnesį apsilankė kirpėjas, kažkam ten reikėjo pasilyginti, pasišukuosiną, pasidailinti prieš vakarinę kažkokią tai programą. Ir va tokie dalykai iš vienos pusės tau sutaupo laiko kaip darbdaviui. Tai darbuotojas daugiau laiko bus darbe, greičiau kažką ten padarys, tai kam jam ten eiti, grįžti. Aš jau nekalbu apie rūbų valymą. Ir Lietuvoje tas yra pilnai įprasta, kad atėjau rūbus, kabinau spintoj ofise, jie buvo paimti, po 3 dienų išvalyti. Aš sutaupiau laiko, darbdavys gal irgi laimingas. Girdžiu, kad labai daug yra kūrybiškų sprendimų ir ties tą vietą ir pabaigime, nes yra tikrai ką apmastyti. Ačiū už pokalbį. Ačiū tau, Pūrinė. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Vidmantu spėjome jums papasakoti. Susitikime prie ekranų kitose Ofiso dramų laidose. Iki.